meilė savo tai nėra visai apie kūną. Jeigu tu nori sutikti žmogų arba jeigu tu nori pakeisti savo gyvenimą, tai tau reikia pakeisti trajektoriją. Truputį, čiut. Jeigu nebūtų tavo veiklos, būčiau išpatėjęs. Sveiki, labai džiaugiuosi, kad savo svečiuose turiu nuostabią moterį, šiaip labai dieviško grožio, o jos darbai tai tobuli. Ta prasme, nuogi kūnai, erotika, gerai, ne apie tai. Sveika Rita, gražioji keramikė, kuri savo rankytėm lipdo nuostabius gaminius. Tai papasakok, kaip tau kilo ši mintis gaminti tokius erotinius darbelius. Labai dažnai užduodamas man klausimas, tai pirmiausia prisistatysiu, esu Rita Norvilaitė keramik, esu keramikė ir apie šią kolekciją mano nuogus kūnus. Tai jeigu taip iš toli ir trumpai, tai vieną kartą esu susilaukusi tokio komentaro, ji tikriausiai lipdo juos žiūrėdama į veidrodį. Ir tas prajuokino mane, o po to susimašiau, kad jaučiu, kad tikrai lipdydama visą tą keramikos kolekciją nuogų kūnų, galvoju apie save, apie savo kūną. Taip, dėl to, kad aš niekur nežiūriu, tiesiog iš savęs, iš vidaus gaunasi tokie puikus seksualūs dirbiniai. O tu savo pati jautiesi seksuali, tokia moteriška, tu gerai jautiesi? Žinok, dabar savo jau tokiam brandžiam amžiui, nesakysiu, kiek man metų. Dabar nuostabiai. Ačiū. Galiu pasakyti, kad pagaliau myliu save ir pagaliau myliu savo kūną. Kodėl sakai pagaliau? Todėl, kad kažkada nemylėjau. Kažkada jo. Ir manau, kad tą meilės savo mes ieškom labai daug metų ir visą gyvenimą jaučiu. Tai dabar aš jaučiuosi. Bet tavo figūra, žiauriai graži, tu pasipuošęs, dantukai balti, lūpos raudonas, tokia iš toli, žinai, ateina tokia divutė, tokia banguoja. Tai tavo, o kodėl, net sunku suformuluoti klausimą, kodėl tu manai, kad anksčiau savęs nemylėjai? Kas tu netiko, kas tu nepatiko? Meilė savo tai nėra visai apie kūną. Nu taip. Jo, tai vidiniai visokie dalykai, vidinės kovos ir aš kovojau ir manau, kad nugalėjau. Tai aišku, ta kelionė buvo labai ilga, savęs meilės pažinimo, to priėmimo. Ir galiu pasakyti ir patvirauti, kad tai aišku, kad priveda prie to kažkokie įvykiai mūsų gyvenime, kurie pas mane irgi buvo. Taip, pasidalinti istoriją, nes jinai tokia, mane pirmą kartą išgirdus sužavėjo, nes mes, kai su Rita pirmą kartą susitikom ir iš karto, kaip senas pažįstamas, pradėjom diskutuoti, kalbėti ir pasakojo savo gaminių istoriją, kodėl taip įvyko ir kas paskatino kurti tokius gaminius, tai pasakok. Tai jeigu priešistorė, tai kažkada seniai buvau išduota, apgauta ir aišku, moteriška savivertė kažkur numesta ir ta aukos kažkoks pozicija, jo, kuri numeta tave kaip moterį į kažkokį dugną, nuo kurio tu turi realiai atsispirti ir pradėti savo kažkokių iškeltų klausimų, atsakymų ieškojimo. Kas, už ką, kodėl, aišku, iš tos aukos pozicijos, už ką man pradžiai, o po to atsiranda jau kiti klausimai, ką man tai davė ir kur mane tai veda. Tai mane vedė į savęs pamilimą. Jo, ir tada, kai aš pradėjau skleistis kaip moteris po šio įvykio, pradėjau skleisti energiją seksualią, moterišką, mane suvedė tą būseną su vienu nuostabiu vyru. Taip. Tos detalės. Taip. Ir tas vyras tada jau totaliai visiškai mane ten išsprogdino iki pat begalybės, iš to santykio, iš to romano. Turbūt skraidėjai, tave labai gerai privertė jaustis ir turbūt ir ten meilės nuotykiai ir ta visa tokia. Bet iš tikrųjų, moteriam, ko daugiau reikia, kad tave vyras priverstų jaustis moterišką. Na, aišku, kad ir tu pati turi jaustis savimi, mylėti, prižiūrėti visą kitą, bet tas skraidymas, viską gali padaryti. Jis daro stebuklus. Taip. Ir taip gimė ta kolekcija.
Po to tavo tokio romano, bet, aš tada noriu pakankinti dėl to romano. Noriu biškį smulkmenų, nes jos, ta prasme, tos smulkmenos, klausai, žinai, ir pačiai malonu klausyti. Ta prasme, kokių būna romanų, ir tai tikrai ne iš filmų, ir ne iš serialų, truputuką. Klausk. Gerai, susipažinai, tarkim, neklausiu, bet jūsų pasimatymai, tu minėjai, kad jie turėjo vis... Tai buvo labai romantiški, labai daug reiškiantis, labai keliantis gerus jausmus, jie vykdavo kitose šalyse, aišku, tai duodavo dar daugiau romantikos santykiuose. Tu skraidai, žinai, susitinki ir kokį nors. Tai čia verta filmo, verta knygų. Tokį santykį, tokį romaną turėjau vieną kartą gyvenime per savo visus tos metus. Tai... Turiu romaną tokį, kur verta knygos ar verta filmo, žinai. O tu, pavyzdžiui, dabar turi partnerį. Ir kaip manai, prie to pačio, ar sunku surasti tokius vėl santykius, kažką panašaus, kad tau įžiebtų ugnį ir tu... Tai jeigu atsakysiu pirmą klausimą, tai esu išsiskyrus ir vieniša šiuo metu. Moteris. Vyrai, gerbėjai, rašykit, kur jūs? Čia, žinai, dabar toksai pasimatymų šou. O į kitą klausimą, tai ar sunku po tokių išgyventų jausmų ir santykio susirasti partnerį? Tikrai labai sunku, dėl to, kad tu automatiškai lygini to kito žmogaus keliamą tau jausmą. Kokį tu turėjai tą ryšį ir pojūtį tuo metu, žinai, ir tu nenori prašiau. Jo, ir vis ne tas. Eini pasimatymus? Buvau dviejuose. Tai palauk. Tai, žinai, riteris vėl neteis, žinai, jeigu tu tik tai dviejuose buvai. Tave sunku prisikalbinti pasimatymus, žinai? Tu laiko, nežinau, aš neturiu laiką. Žodžiu, turbūt reikėtų tas tave kur nors įsidarbinti, žinai, arba kažką, kad tavo akiratį, žinai, prasilentų. Tai vat, čia, žinai, aš visada žinau, kad jeigu tu nori sutikti žmogų arba jeigu tu nori pakeisti savo gyvenimą, tai tau reikia pakeisti trajektoriją, truputį, čiut. O aš nedarau. O tu, pavyzdžiui, tikiu to dalyku, kad jeigu lemta, tai ateisi pas tave į namus. Aš tikiu, bet visi juokiasi iš manęs ir sako, tu nori, kad pas tave ateitų į namus. Bet pas mane yra barėjas. Tikrai. Ir aš, žinok, visą laiką sakydavau, jeigu lemta, tai ateis ir ten, tarkim, ir į namus. Ir atėjo. Ir buvo tokių dalykų, kad atėjo, ta prasme, yra gyvenimas, bet buvo atėjęs. Tad, žinai, tai aš tik tikiu ir žinau, kad tai yra tokia disipilės. Tai aš esu tos pačios nuomonės, tai kol kas laukiu. Laukiam, gyvenam savo gyvenimus, būna moteriškos, gražios, pasipuošusios, savim pasitikinčios, bet mes ir laukiam. Taip. O gerai, pavyzdžiui, kiekvienoje iš skirtingoje šalyje jūs, susitikinė. Aš biškai grįžtu prie tavo to meilės romano, kuris man labai patinka ir aš noriu dar pakalbėti. Tai, o kodėl tu, pavyzdžiui, nedarai, tarkim, kokių podelių su, žinai, kaip būna iš Romos, kažkas su Roma, tarkim, iš Venecijos ten. Tarsi, kodėl būtent tas nuogas kūnas? Aš, jeigu, žinai, aš tapau paveikslus dar. Aš mačiau, kad tu socialinėse tinkluose dalinai, kad lankaisi būrelį, kad tapai, kad... Taip. Tai esu tapiusi, būtent apie tai, ką tu sakai dabar. Aha. Iš vienos šalies, iš kitos, tai buvo mano tapytų, taipogi nuogų kūnų tapyti paveikslai, tai ten būtent ta tema ir buvo. Su kažkokiam tokiam išskirtinom pasilikusiam užuominom, smulkmenom, tokiam tom razinkom vadinamom. Daiktais kažkokiais, kurie primena būtent tos romantiškus. Tai žodžiu, keramikoje labiau toks erotiškesnė, tokie nagi kūnai, o paveikslose tokie momentai. Nežinau, mano smegenys dar gal neišneša, kaip tai galėčiau susijęti su tom šalim tą kūną per keramiką. Žinai, nesugalvoju. Kai moteris nagus darosi su vėliavom, tai tu gali, biškiau, žinai, pavyzdžiui, iš Ukrainos. Vienas mėlynas, kitas geltonas. Ne, čia tiesiog. Tai jau gautas gal kičas arba tas suvenyrinis variantas, o čia jie dvelkia tokia romantika, elegantiškumu. Net man tai tokia prabangus nepagaliai, tokie, žinai, norisi juos čiupinėti. Ir jos noris liest. Jo, ir kas yra, tu pasiemi, padelis ir tas moteriškas kūnas ir tu, žinai, taip, norisi ir pirštuką, žinai, ir per krūtinę, ir per, taip maloniai. Net patogiai, žinai?
Taip, ir juos mėgsta ne tik vyrai, bet ir moteris. Ir aš juos labai myliu ir mėgstu iš jų gerti. Ir kaip ir minėjai, juos noriu liesti. O pavyzdžiui, gerai, tu sakai, kad perka ne tik vyrai. Tai vyrai dažniau perka tokius padėlius negu moteris? Vyrai dažniau perka, jo. Geras. Taip. Aš kaip tu galvoju, kad moteris, nu, tu nes toks, žinai, moteriškas kūnas, nu, tarkim, nu, bet vyrai. Vyrai, jo, perka. Geras. Įdomu. Nustebina iš tikrųjų. Tikrai, žinai, kai turi kažkokį daiktą ir tu visą laiką iškart, nu va, čia grinai moteriškas dalykas, ne, nu, kad moteriai, tai vyrai, jums patinka tie nagikūnai. Taip. Bet, žinai, Rita, aš noriu paklausti, kaip tu viską spėjai? Ta prasme, nes aš visą laiką matau tavo socialinės tinkluose pastoviai keliamus reelsus, apie tie kalbėjo, apie viską, nuo gamybos iki komentarų, nu iki visko, žinai, nu bet kaip tu spėjai, toks, ar tu nepavarsi, ar turi kažkokią komandą? Ne, neturiu komandos. Tai tu super moteris, žinai. Aš super viską apčiuopianti. Žinai, aš kartais galvoju, nu kokios moteris mano rate, nu tiek tenka bendrauti, nu tokios super, tokios power, žinai, viską daro, viską pačios, viską, nu, ar tu tikrai spėjai, ar tu nepervargsti? Nieko nebespėju, užsakymų daugėja, tikrai vis daugiau ir daugiau žmonių pamilsta mano kūrybą, tai tuo labai džiaugiuosi ir dėkoju visatai ir nežinau, skam kam, kad man taip sekasi, kad tobulėjau, kad žinomėjau ir... Bet tai iškyla kita problema, kad nieko nebespėju ir ieškau pastiprinimo komandos jau dabar šiuo metu. O ko tu konkrečiai ieškai, ta prasme, tu... Ieškau pagalbinių žmonių. Ir sunkiai sekasi, aš kaip suprantu. Sunkokai, kol kas, žinai, nes kol kas savo pažįstamų rate kalbu apie tai, viešai neskelbiu apie paiešką, bet kol kas dar neradau. Lipdyti, gaminti, kurti aš kuriu pati, tačiau man reikia pagalbinių rankyčių, kurie padėtų. Tai žodžiu, skelbimas, gerbėmieji, jeigu norite, jeigu turite noro susidirbti su keramika, susipažinti su Rita, ir turėtų nuostabią vadovę. Tad prašau, bet Rita, tu žinai, kad esi iš Šiaulių. Taip, esu iš Šiaulių, tai pagalbinio žmogaus ieškau Šiauliuose. Nu, arba kažkur aplinkeliai ten, turbūt, kad kokia miestelė, kad tikrai padėkit, susisiekit, kas norite. Darbo pasiūlymas, va. Taip. Tiesiog. Aš Ačiū. Kažkas atsilieps. Bet žinai, tu sakai, užsakymų padaugėti, aš labai sveikinu, labai džiaugiuosi, bet ar padėjo, kaip tau sekasi draugauti su socialiniais tinklais, socialinė medija, žinai? Ar tu dabar nesenai išlindai tas socialinius tinklus? Kiek tu laiko pamai keramiką užsiminėjai, kiek ten tas tavo, žinai, po to romano, kiek laiko keramiką darai ir kiek laiko tu vieniša? Ir ar labai išbadėjus? Žinai, pasakysiu, jeigu nebūtų tavo veiklos, būčiau išbadėjus. Ačiū, kad esi. Oi, net aš yra ištryšta. Žodžiu, tai va, jo, su keramika dirbu 5 metai, maždaug jaučiu 6 jau. Ir koks klausimas? Mes, žinot, taip susijaudinam, kad net klausimus pamirštam. Šiaip ta prasme, kiek laiko užsiminėjai? Tai va, 5-6 metai užsiemu keramiką. Seksualią keramiką čiut mažiau. Nes pradžia mano buvo su meilės istorija, ten žmogeliukų, bet ten irgi apie meilę, viskas apie meilę. Bet ta prasme apie meilę, tokia faina, tokia auksinė širdelė, tokia labai gala, bet nuogi kūnai vėl visai toksai kitoks. Nuogi kūnai apie 2 metus jaučiu. Tai čia kontrastas totalus nuo mano pradinio to taško. Tai kaip ir minėjau, čia jau su galutiniu savo kūno, savęs kaip moters pamilimas, bet čia buvo atsispyrimo tas taškas. Tai žodžiu, į socialinę mediją tu išlindai? Į socialinę mediją išlindau visai neseniai vasario mėnesį tik tai. Vasario 1. Panašiai. Jau, panašiai. Tokios naujokės. Taip. Visus tos metus sėdėjau kažkur kamputį, toliau užsislapstinus, nematomą ir dabar, kai išėjau į viešą erdvę, labai daug žmonių man parašė, tai va, kas tą keramiką kuria, pagaliau mes tave matom. Bet žinok, iš tikrųjų, kaip bebūtų ta socialinė medija,
atėjau į ofisą, žinai, ir kažkaip mes kalbam, skuba, podcastas bus šeštadienį, filmuosiu su tokia keramika, o tu sako, kad nesurita keramikė? Nu, taip, sakau, nu, čia mano kolegė. Ir sakau, tu ją, žinai, jo, labai graži moteris, labai faina. Tai ta socialinė medija, žinai, kaip ir sunku ją išlys, kaip ir reikia prisiruošti. Ir ypač, kai tie žmonės, nu, pavyzdžiui, kaip ir aš nelabai buvau su ja susidūrus. Yra sunku prisives, kažką pasakyti, nu, ir kažkaip nepatogu, nekomforto mano zona, nu, kaip ir tu pati, tarkim, turėjai, žinai, vieną gyvenimą, paskui išeini iš savo komforto zonos, kuri labai gražų meną, išeini į socialinę erdvę, ir, žinai, ir tas pastumėjimai tokie, nu, žiauriai veža, nu, sakyk tu, ką nori, kai tu gauni, pavyzdžiui, teigiamų atsiliepimų, nu, taigi, užsakymų galų gale, taigi tave veža. Tai, žinai, tu kažką galvoji, kad tikrai kažką darau teisingai ir mane myli, mano meną, mano darbus ir pačią mane, žinai. Taip, permainos veža, tikrai tas žodis labai tinkamas paminėtas. Ir atsiliepimai, va čia yra svarbiausia žmogui, atgalinis ryšys, kai tu gauni atgalinį ryšį. Taip. Ir viskas čia yra variklis ir supranti, kad aš darau tai, darau tai. O aš mačiau, kad tu daliniesi ir heitų. Ar ne, nu gauni kažkokių tarkim blogų atsiliepimų, o kaip tau su jais sekasi dorotis? Niekaip. Aš juos išnaudoju. Jo, išnaudoju, šumuolė, tikrai, ta prasme, bet nebūna toksai, blem. Nu, toksai kartais, toksai, nu, prastai pasijūti, toksai, nu, kad, nu, tau nemalonu. Gal pats pirmas ten kažkoks komentaras visiškai neaiškaus žmogaus, kuris realiai net neaišku, kuom jis pats užsiema ir taip toliau. Ir kai tu įeini tą naują erdvę, tai naujovė ta tokia, kai tau meta tą tokį kritiką, tas pirmas spjūvis, galim sakyti, gal kažkiek ir nemalonus, bet po to tu analizuoji ir supranti, kas per erdvė, ko mes ten ateinam, ką mes galim iš to išspausti ir taip toliau, tai tiesiog tada, žinai, ir galvoji, ir po to lauki, kad tą panaudoti, žinai, savo naudai. Išnaudoji net tokius, žinai, nelabai malonius ar taktiškus dalykus. Bet pasakysiu taip, kad nėra labai daug. Nėra. Nes matai, tavo ir ta veikla iš principo, žinai, keramika, grožis, rankų darbas ir panašiai, žinai. Ir man iš tikrųjų labai malonu, kad tu prisijungi prie Sakšopo. Ir ta prasme, žinai. Ačiū, kad pakvietei. Nes aš labai laiminga, kad mes susitikom, kad mane pakvietei, todėl kad manau, kad būtent ši seksualioji kolekcija labai tinkama bus. Taip, ir aš kaip ir minėjau, kad aš labai ieškau Lietuvos kūrėjų ir man taip malonu ir gera, kaip pamatyti, žinai, dirbinius, tokius seksualius. Na, ta prasme, mes iš tikrųjų miegam, valgom. Ir, nu, žinai, tai čia mūsų, ta prasme, kasdienės dalykai. Ir taip, ir kodėl mes to vengiam, kodėl vengiam pasikabinti seksualų paveikslą, kodėl vengiam kalbėti apie seksą ir kodėl vengiam visų temų, kas liečia su intimiais dalykais, žinai. Ir nesuprantu. Ir kitas dalykas, apie tai mažai kas šneka. Tikrai gan sudėtinga, iš pat pradžių buvo surasti žmonių, su kuriais apie tai šnekėt galim. Bet kai atsiranda tokia kaip Rita, nuostabi kūrėja ir drąsi moteris ir kalba apie seksualumą, apie erotiką, tai aš esu laiminga. Aš irgi esu laiminga. Ir labai žaviuosi, Even Naked. Ir kai pamačiau jūs, tikrai galvoju, wow, super. Kaip, kokio grožio, kokios drąsos mergina. Ačiū. Šaunuolė. Ačiū. Ir žinai, ir aš pavyzdžiui, pas mane tas turinys yra gan skirtingas, žinai, aš ir kalbinu, tarkim, moteris, kurios tiesiog, tarkim, kaip seksologė, žinai, lytinį švietimą, žinai, lietuvių kūrėjus, tiesiog darom prikolus ir man taip fainai, kad visos moteris yra skirtingos, visos nori apie tą patį kalbėti ir tą mato ir pačios, yra, žinai, beprotiškai gražios, seksualios, fainos ir ten visokios kitokios ir žiauriai smagu. Žiauriai bijojau, aš tikrai pasakysiu, labai buvau nedrąsi ir labai bijojau, bet dabar labai džiaugiuosi. Kad ir sekasi, kad ir išeina, kaip ir tau, tikrai ir sekėjų nemažai, ir komentarų, ir laikų daug, tai fain, smagu, kai drąsios moteris yra, kai daro. Mes vieną kitą traukiam su savo panašia energija, vibracijom. Matyt. Taip yra. Nes žinai, aš tuo tikiu, kaip sakau, kad
vyras ateis į namus. Tai tikiu, kaip ir žmonės keičiasi, žinai, kaip kažką kito darai, tai žmonių ratas skiriasi. Jo labai keičiasi ir kito per gyvenimą žmonių ratas labai kito pas mane asmeniškai. Labai paįvairėjo ir į gerą pusę. Taip, ir sutinku vis savo keliį nuostabių žmonių. Ir yra tų, kurie išėjo ir aš jiem tiesiog dėkuoju už patirtis, ką jie man davė, netgi tam vyrui nuostabėjim, kuris suteikia man šitą gyvenimo tarpsnį malonų. Tave išmokė skraidyti. Jo. Kad mes galim, tarkim, jeigu kalbant apie moteris, ir vyrai gali skraidyti, bet dabar apie moteriškumą, apie seksualumą kalbant, tai moteriai, aš manau, labai svarbu tą pajaus, kad jinai gali būti dieviškai, seksuali, patraukli ir kad jinai, tiesiog kaifuoja, žinai. Taip, bet supranti, kai mes pasiekėm tą būseną be kažkieno pagalbos, tai kaip aš dabar jaučiuosi, tai yra dar fantastiškiau. Ir kai tu tiesiog būni, myli save ir tau nereikia žmogaus, kuris tau tą įrodytų. Tai čia yra super nerealiai. Aišku, jie kaip prieskoniukas ten toks, žinai, kaip priedukas, jeigu atsiranda, tai yra dar geriau. Aš tiek sulaukiu laiškų iš vyriškos lyties atstovų, kurie siūlo susipažinti socialiniuose tinkluose. Man taip keista, žinai, ir dar net jokių sakau, nereikia jokio ten Tinderio ar dar kažko, žinai, išliesk į viešumą ir viskas. Nes ten tu daugiau mataisi, žinai, daugiau ten tave mato negu Tinderis. Jo. Aišku, aš tikiu natūraliom pažintim. Todėl atsiprašau labai visi vyrai, aš juos ignoruoju. Žinok, susilaukiu tokių pasipiktinimų kartais, ko tu neatrašai. Kodėl tu čia mane? Jo. Tai va. Bet tai, pavyzdžiui, nesi tokį aklą pasimatymą. Kaip tu sakai, iš socialinės erdvės, pavyzdžiui, pamatai, tarkim, akantą, tarkim, žmogaus paskyrą ir kad, jisai, simpatiškas čia vyras, o gal reikėtų gal su juo paflirtuoti, kaip man čia seks, ne? Ne. Kodėl? Aš nežinau. Ne. Gal bijau, gal rimtai bijau. O gal neparodo pakankamai dėmesio, nebūna tokie, kaip pasakyti, užsispyrę? Jo, nes kažkaip pas mus atrodo, žinai, parodo tau biškį dėmesį, nepatinka, tipo ir neinam, žinai, toksai greit nuleidžiamas tas viskas. Gal tokio nėra, žinai, kad tau kiekvieną dieną parašytų, kokia tu nuostabi ir graži ir gal pagaliau eisi su manim kavos. Žinok, jaučiu mane dar labiau erzintų. Lystų. Žodžiu, jeigu turite susipažinti, važiuokit į Šiaulius ir ieškokit. Ir bus organiškas susitikimas. Jo, netyčia kur nors parduotuvėj. Nes, žinai, aš irgi pagalvoju, kad darbas, namai, užsakymai, nėra labai, žinai, ir daug to laiko ir tavo ta erdvė visą laiką būna realiai ta pati. Ir iš tikrųjų, žinai, nori gal ir tų žinai, susipažinimų, tai tada reikėtų į kokį, nežinau, į kokį klubą nueiti, ar ten jau kur nors kavinėj su draugiam. Pamiršau, kas tas yra. Einam šiandien? Einam, ieškosim vyro. Kauniečiai, jūs pasiruošę? Eisim ką dėtis aukštą, kur nuslėksim. Kaip tik šeštadienis, o mes gražios pasidažysios, seksualiai atrodo. Taip, raudonom lūpom. Gaudykit. Kaip rudnai? Gaudykit. Mes čia. Žinai, pas mane podcast'ose visko yra buvę, bet kad ieškotume dar ir pažinčių. Bet iš to gyvenimas ir susideda. Ką daryti dabar, kad aš vieniša? Ateis, aš manau, žinai, mes, kaip ir tavo gyvenimas, kaip pačios labai banguojantis, tai, žinai, gal tau šiuo metu reikia užsiimti kūrybą, ieškoti žmonių, kurie tau padės, o paskui galėsi Maldyvose pasaulytą gulėti su partneriu. Taip. Ir bus viskas gerai, tai žinai. Viskas savo laiku, aš tuo tikiu, intensyviai neieškau ir sakau taip, organiškai viskas, kas vyksta gyvenime. Ateina. Tikiu visatos dėsniais. Aišku, mes tikim, žinai, aš irgi tikiu, bet reikia dar biškių darbelį dirbti. Apie darbą čia kalbant, žinai, nes jeigu tikėjimas, tai pardavimai neteis. Taip, žinai, tiesiai šviesiai. Tai reikia biškelį darbelio, bet mes tikim, jeigu, kaip ten, žinai, sako, geras geru, seksualumas seksualumu. Čia tokia nesąmonė, bet man jinai limpa. Gerai, ačiū Rita tau už atvažiavimą pas mane ir šmaikštų, juokingą ir fainą pasikalbėjimą ir apie kūrybą, ir apie šiaip gyvenimą, ir apie pažintis. Tai va, ačiū tau labai.
bendradarbiausim, dirbsim, kelsim storius, rodysimės, kokios mes gražios, fainos ir erotiškos. Taip. Ačiū Žiūrėkit, labai. palaikinkit, parašykit komentarą, ar patiko ir draugaukime kartu. Ačiū, Rida.